Tebe žino, ir ką daro. Nežinau, kas jums dabar išėjęs. Jūs dabar po šito viso ateisit pas mus į mūsų Juozapinę, į Juozapinę ateisit. Visiems laba diena, ypatingai sveikinu Kauno miesto vicemerą Tiškevičių, Seimo narę profesorę Vidą Mariją Čigrijienę, viešpats dangaus ir žemės kūrėjas, viešpats su jumis, melskimės. Dieve, tavo žodžiu viskas pašventinama, tad palaimink šį paminklą, kad kiekvienas, kuris pagal tavo valią dėkingai juo naudosis, šaukdamasis tavo švenčiausio vardo, gautų iš tavęs sveikatą, dvasinę ir sportinę globą, paprašome per Kristų mūsų viešpatį. Paminklas pašventintas. Paminklo autorių Arvydai. Labai malonu. Gerbiamas profesoriau Jurgi, kuris su šančiais yra susijęs ir kiek žinau, šiuo metu parašė apie šančius knygą įdomią, dabar išleista liko, savininkai padedant. Gerbiami direktoriai mokyklų, savivaldybės vadovai. Persikėlė kariai, tai išmokėlė tvirtovės kareivinės pastatytos. Na ir tikrai tiek daug žymių poetų, architektų, olimpiadų. Kaip matom, olimpiadų laimėti medalius ir viską. Tai labai malonu, kad šis paminklas atidarė ir pašventino, Klemonas Šančių pašventino čia žemuose šančiuose. Šitas Gerbiami visi susirinkusieji į seniūnę, tikrai, leiskite Kauno miesto mero visos savivaldybės vardu padėkoti už tai, kad atsirado šitas puikus paminklas mūsų olimpiečiams, olimpinio judėjimo pradininkams. Po 123 metų carinės okupacijos Lietuva 1918 metais atgavo nepriklausomybę ir 1924 metais įsiliejo į olimpinį judėjimą. Kaip sakė gerbiamas Seimo narė, nors buvo ir nesėkmingas pasirodymas, tačiau tai buvo lietuvių sportininkų pasirodymas ir pareiškimas, kad Lietuva vėl yra laisva. Po to dar kartą dalyvavome olimpinėse žaidynėse, o vėliau, skirtingai nuo mūsų kaimynų, dėl lėšų trūkumo, dėl kitų dalykų, neteko dalyvauti anoj nepriklausomoj Lietuvoje daugiau olimpinėse žaidynėse. Ir vėl po 50 metų okupacijos pradėjome dalyvauti olimpinėse žaidynėse kaip jau nepriklausoma laisva Lietuva, iškovojame daug medalių, aukso, sidabro, bronzų, geras vietas užimame ir šiandien atiduodame duoklę mūsų pirmiesiems sportininkams, puikiems mūsų Lietuvos vardo nešėjams. Garbė jiems ir garbė visiems tiems, kurie pastatė šitą paminklą. Sėkmės jums! Ačiū labai Kauno vicemerui Konstantinas, mūsų mylimas seniūnas, ponas Arvydas Rimeikis. Prašom seniūnė. Prieš 84 metus čia nieko nebuvo. Grįžę iš olimpiados miesto valdžia pastatė paminklą. Ir po 16 metų nieko neatsitiko. Tarybų valdžia vengė nepriklausomos Lietuvos sportinių pasiekimų. Ir štai dabar atėjo laikas prisiminti seną, atėjo laikas semantiškai įvertinti naujus žymenis. Kaip gerai, kad šitoje vietoje yra įsitaisė Juozapinės klubas.
Kaip gerai, kad susisuko čia savo lizdą. Nuoširdžiai sveikinu Rabikauskienę, kuri iš esmės ir paruošė šitą statymą. Prašau. Tai be abejo. Dabar